normaliai. Laurinai, tave nubaudė kolektyvas ar ką? Kodėl šiltos patalpos, staklynai, kavos aparatai, gražios sekretorius liko ten, o tu čia, kur šalta, drėgna ir netaip ir gražu. Matai, mes stengiamės ne dėl savęs, mes norim padaryti taip, kaip reikia produktų. Lentos. Ne? Renovacija, slidus dalykas. Aš labai vargau, kol jas išardžiau. 50% atvejų, kai ardom senas terasas, tai dažniausiai būna priemonė išardyti, tai yra laužtuvas pjūklas. Taip. Bet tada po tokio ardymo nelieka ką renovuoti. Šį kartą mes įsiardėm, tai jau pirmas laimėjimas. Taip. Antras laimėjimas, ko gero, kad mes jau galim procesą daryti. Taip. Bet kaip supratau, tu iš šiltų patalpų atvažiavai čia. Jo, mes turėjom jas nuvežę į šiltas patalpas. Su kur staklėm galvojom, mes greitai praleisim, prašlifuosim, sušukuosim, sutvarkysim, nuolyvuosim ir pamiršim. Taip nesigavo, nes gavo šilumos, jos išsiraitė, susisuko, lovelį, pasidarė laiveliai, kur su staklėm jau negali apdaroti. Tai teko vežti į šaltas drėgnesnės patalpas, palikom 3 savaitėm, jos išsitiesino, grįžo į savo vietą, kur dabar jau galim apdirbinėti šitas lentas taip, kaip reikia, tiesiog rankomis, o ne staklėm. Renovacija rankelių, džiaugsmas rankelėm bus vėl. Gerai, dabar kaip suprantu, visos lentos jau yra procese, taip. Tai pereisim tada lengvą procesą ir pakalbėsim apie priemonės. Ne? Priemonės, matau, mes pasirinkę Osmo, tu pasirinkęs. Jo, aš pasirinkęs. Kodėl jas pasirinkęs? Šiaip yra kelios priežastis dėl ko. Vienas dalykas, kadangi mes darbus darom patys, tai mums labai svarbu, kaip tą alyvą uždengti, padengti lengvai. Osmo tą leidžia. Ir greitai, ir lengvai. Tada mus tenkina kokybė, laikymas, atsparumas ir dar vienas svarbus dalykas, nebijo užšalimo. Kas pas mus Lietuvoje, pamiršai mašinoj bankutę, užšalo, meti lauk. Osmo nereikia, jis nebijo šalčio. Dar svarbu kolektyvas, kuris stovi už šito brandą. Tai visada patars, jeigu reik privažiuos, padės, paaiškins, parinks produktą, esant problemai, bandys kartu išspręsti. Tai čia vienas labai svarbių dalykų. Partneriškas požiūris. Ir šito istoriją aš noriu dar pristatyti vieną žmogų, tai yra apie jį, kuris šneka. Tai yra žmogus Maksimas Osmo alyvos. Pradininkas, įvežėjas, fanatas, faktiškai kiekvieną bonkelę, kurią paimsit, per jo rankas nebus praėję, bet su jo žinia bus atvažiavę ir papuolė jūsų rankas. Maksimas mums padės šitam visam procese komentuoti, kaip mūsų šitie, kai kažkas sakė, puvėkai, patampa va tokiom gražiomis lentomis. Kaip suprantu, čia yra tavo konvejerio pradžia. Jo, čia ruošiamas lentos plovimui. Atrūšiuojamas plius minus pagal ilgį, kad būtų lengviau po to tęs darbus. Čia iš principo yra tai, ką aš tau atvežiau. Tai, kad tu man atvežiai, tik tai jau apdžiūvusios lentos ir ruoštas. Toliau. Čia yra mūsų sukonstruota plovimo sistema. Ir čia jau yra išplautos, nudžiovintos lentos, kurias jau galima alyvuoti. O ten jau galutinis rezultatas. Laurinas jau yra procese. Maksimai, mes turim 10 metų senumo lentas ir aš tavęs klausiau, ar mes galim jas išgelbėti prikelti antram gyvenimui. Skai taip, be problemų. Taip. Apie savo priemonės procesas, viskas tavo rankose. Jo, tai kaip ir matot, Laurinas yra jau procese viso darbo, jis naudoja mūsų tokį specialų Osmo valiklį, mes jį vadinam žaliais drebučiais, jisai vadinasi Osmo Power Gel, labai pasiteisinęs produktas yra. Iš tikrųjų, tai apie procesą, kaip matot, Laurinas dabar šiuo momentu gausiai sušlapina lentas su vandeniu, nes šitas daiktas reaguoja kartu su vandeniu ir jisai realiai išplauna sudegintos medienos molekulės, čia taip galima būtų išsireikšti. Tai gausiai reikia sušlapinti jūsų medinį paviršių, ar tai būtų terasa, ar tai dar kažkoks fasadas, nežinau, dar kažką galim sugalvoti. Baldai, kaip taisyklė, irgi baldai, jo, kurie yra išpilkėję, tenai išdeginti saulės. Gausiai sušlapinam, padengiam šitais drebučiais ir leidžiam, kad visas tas procesas vyktų apie 25-30 minučių.
ką verta paminėti, šitie drebučiai visiškai nėra kenksmingi aplinkai ir tarsi jūsų augalam, kurie auga aplink terasą, tai nereikia papildomai apdengti kažko ir saugoti labai ten stipriai. O tai nėra kažkokia aktyvi medžiaga, kuri, pavyzdžiui, būna, kad tik tai medžio paviršių veikia, nes būna kartais veikia ir medį, ir dar kažką, nes ten kažkokia aktyvioji medžiaga būna veikli. Ne, šitas, sakau, jis yra iš natūralių organinių junginių toks reikalas padarytas, tai nebuvo nei vieno atvejo, kad būtų kažkas nusiskundęs apie augalų sunaikinimą ar dar kažką. Nu, va. Tai va. Tai žodžiu, procesas pirmiausia mes turim išsivalyti medieną. Taip. Procesas prasideda nuo to. Maksimai, mes turim kietmedžio lentas. Ar tas pats valiklis galioja ir minkštos medienos, pušijas ir panašiai? Taip, visiškai tas valiklis gali būti naudojamas tiek ten pušiai, egliai, tam pačiam maumedžiui, kuris yra labai populiaru termomedienai ar bet kokiai įvardintai egzotiniai medienai. Jisai realiai išplauna tą viršutinį sudegusi medienos sluoksnį, kaip aš sakau, nes saulė dirba savo darbą, jinai degina medį, jisai tada pilkėja ir šitas valiklis būtent tam ir yra skirtas, kad išvalyti visą tą sudegusią medieną. Purvas ir medienos. Purvas, taip, ir medienos. Supratau. Tik ko gero, kai mes turim terasą neišardytą, tai mes tik tai iš vienos pusės įsivalom, o čia mes jau darom visišką fenkšų. Jo, čia jau visiškas fenkšų yra, čia, kadangi lentos yra brangios ir manau, kad procesas tikrai čia vertas to, tai bus jau labai kokybiškai viskas padaryti. Kągi, mūsų konvejerio antras etapas ruošiamės alyvavimui. Taip. Dabar mes planavom, kad mes šlifuosim lentas, bet šiuo atveju mes nešlifuojam. Nešlifuojam, nes lentos yra kietmedis, labai geras kietmedis ir kaip Laurinas jau sakė, tai užtenka 1 metro lentos, kad sugadinti tikrai visiškai sugadinti šlifavimo popierių. Tai buvo nuspręsta ir pabandyta išsivalyti, kaip aš jau minėjau, su Power Geliu ir gavosi tikrai graži, medienos struktūra, kurios šiaip parduotuvėje nenusipirksi, kaip aš sakau. Tai čia bus unikalus toksai gaminys, kurį ne kiekvienas galės turėti pas save. Jo, aš kai pamačiau tas gatavas lentas, tai yra unikalu. Ir vaizdas, ir, kaip sako, ta dvasia iš lentos eina. Taip. Ir čia nereikia išmesti tų lentų, nes jos visgi nėra pigios, kaip aš sakau. Gerai, tada apie pačią alyvą. Osmo alyvą. Dabar pirmas dalykas, ką aš mačiau, Laurinas ilgai maišė visą tą dėžę. Tai pridėkim nuo to dalyką, ką aš pastebėjau. Taip. Tai maišymas yra vienas svarbiausių dalykų alyvoje. Ne tik alyva, tai yra dažai, bet belenkas, su kuo jūs dažysit, alyvuosit ar šiaip dengsit patį medį. Tai nuo stovėjimo produktas tiesiog nusėda ant dugno pigmentas, ar ten vaškas, ar dar kažkas, ir jį visą reikia pakelti nuo dugno, kad susidarytų vienalytę tokią masę ir kad galima būtų gražiai padengti. Nes tik supurtimas nepadeda to padaryti į vienalytę tokią masę. Supratau. Gerai, apie pačią Osmo alyvą. Kuo jinai unikali? Jinai nėra vandens pagrindų, nes dabar labai visi reklamuoja, kad alyva yra vandens pagrindu. Pas mus yra skirtingų aliejų, šiek tiek čia yra ir vaško sudėti, bet mes kaip skėdiklį tą vadinamą naudojam bearomatį white spiritą. Tas white spiritas turi ir savo pliusų. Su white spiritu į kietmedį yra geriau įsigeria visą tą alyvą negu su vandeniu. Mūsų produktų linijoje nesurasit nei vieno vandens pagrindo produkto kol kas. Pats alyvavimo procesas, ar turi kažkokį išskirtinimų? Nes alyvą dažniausiai užtepi ir paskui nutrini, kad nuvalyti visą perteklių. Čia yra irgi niuansas, nes tai priklauso nuo pačių įrankių, nes dabar Laurinas tepa su tokiu specialiu teptuku, kurio nereikia paskui nuvalyti pertekliaus, kas šiuo atveju susitaupo labai daug laiko. Nes padengia tiesiog tolygiai, alyvos išeiga yra labai gera, nes su 1 litru dengiasi ten virš 24 kvadratinių metrų ir ją reikia tiesiog gerai ištampyti.
čia va, toks išsireiškimas gali būti. Tai iš principo tas pasakymas, kad jokio skirtumo koks teptukas, tai čia tik tai neišmanančio meistro žmogaus pasakymas. Ne, tikrai ne, nes teptukas... Matau, jūsų ir įrankiai visi yra žali, tai reiškia Osmo. Taip, mūsų įrankiai, išskirtinai jie yra gaminami tik iš natūralių šerių visi ir tai užtikrina būtent tą padengimą, kurį mes norim pasiekti. Nes jeigu tai yra kažkoks sintetinis teptukas, jisai palieka tam tikrus dryžius ir ta danga nebus tokia graži kaip su mūsų įrankiais padaryta. Aišku, yra rinkoje ne tik mūsų įrankių, bet tie meistrai, kurie išbandė ir dirba su mūsų produktais, tai išgyrę yra mūsų ir įrankius. Iš principo, aš kaip supratau, greitas padengimo procesas, toliau mažesnė alyvos išeiga, nes aš greičiau ištampau. Taip. Ir kas dar? Kad teptukai ilgamžiškumas, nes panaudojus vieną kartą, jį paskui galima išplauti vėl su white spiritu. Ir kiek žinau, tai Laurinas ten apie 1000–1500 kvadratų nutepa su vienu teptuku. Kas yra, sakyčiau, nemažai. Aš pats naudoju visus įrankius, tai pas mane tas teptukas jau turbūt 6 ar 7 metai tas pats. Ir aš Bet ne profesionalaus naudojimo? Ne. Namie, kur ar sodyboje ten kažkokiai terasą nuolyvuoti, tai vienas teptukas jau, sakau, 6–7 metai. Labai daug gamintojų kietmedžiui rekomenduoja bespalvę alyvą. Nes, kaip sako, jeigu užsidėsi su pigmentu, neįgeria mediena tos alyvos, nusilupa ir gaunasi toks negražus vaizdas. Iš principo, kaip yra su Osmo? Čia yra daug irgi skirtingų variantų. Mes visą laiką rekomenduojam, jeigu tai yra kietmedis, arba, pavyzdžiui, termomediena, kuri irgi yra šiek tiek išskirtinis produktas, tai mūsų rekomendacija bent 3–4 mėnesius palaikyti tą terasą nedengtą. Ir kad jinai pabūtų toje aplinkoje, kur jinai bus visą jau ateinantį gyvenimą jos ten ir jūsų gyvenimą. Ir tada žiūrėti, ar ta terasa yra išpilkėjusi, ar jai reikia išvalymo ir tada nuolyvavimo, ar užteks tik tai nuolyvuoti. Kodėl taip reikia daryti? Per tą laiką atsidaro poros, saulė padaro savo darbą, išdegina irgi ten tos pačius sakus ir tada geriau alyva įsigeria negu tik atvežta sumontuota. Tai va čia yra toksai mūsų patarimas dažniausiai žmonėms. Sakai, tai ko gero turėjau menį maumedžio terasą aktualiausia, nes labai visi nori, susidėjo maumenį, jisai tikrai yra labai gražiai, labai unikaliai, atrodo, kolis naujas, bet tokio vaizdo nori visi turėti ilgai, bet kas gaunas, 3 mėnesiai pajuoduoja, jeigu blogai susukta, susiraito, išsikraipo, sutrauko varžtus ir visus nesavus. Iš principo, maumedžio terasą padaryti gražią įmanoma. Įmanoma, taip, mes matom, kad galima išsiplauti arba ten nusialyvuoti su tam tikrų pigmentų, nes labai daug sklando gandų, kad maumedis nieko negeria. Maumedis geria irgi alyvą, viskas su juo yra gerai, tiesiog galbūt žmonės paskuba nusialyvuoti tas terasas ir neduoda medžio adaptuotis toje aplinkoje, kur jisai bus naudojamas. Jeigu tai yra paprasta kažkokia eglė pušis, tai nelabai turi įtakos, bet jeigu tai kietmedis, tas pats maumedis ir termo ta pati mediena šiek tiek jinai, su savo niuansais, tai aš vis laik rekomenduoju palaukti. Nes tikslas mūsų nėra parduoti, kad žmogus ten paskui skūstusi, o kad būtų geras rezultatas ir kad klientas būtų patenkintas. Kaip Laurinas ir sakė, maumedžio terasą rekomenduoju po sezono alyvuoti. Sezoną turėtų būti pastovėti, o tik tai po to alyvuoti. Kai kurie meistrai rekomenduojam 3 mėnesius, bet kaip ir sakė, jeigu tu rugsėjų susidėjai terasą, tai reiškia, tas sezonas turi praeiti. Žiemą negalima alyvuoti. Gerai, atspalviai, nes pakalbėkim, nes šičia mes irgi, kai rinkome šitą lentą, mes pirmiausia nuėjom tuo keliu, kad mes pasibandėm pirmiausia bespalvę alyvą ir matom, kad čia mes turime sarandumą, jinai gavosi labai įdomios spalvos. Jo, čia įdomi spalva, čia su bespalvė alyva irgi alyvuota, tai šitai terasai nemažai metų, jinai nemažai mačiusi, tai kažkokia reakcija turbūt yra įvykusi su bespalvė tą alyvą, bet bespalvės alyvos minusas yra tas, nesvarbu ar tai būtų Osmo ar ten kitų gamintojų, alyva jinai laiko trumpiausiai.
Kodėl jinai laiko trumpiausiai? Nes jinai neturi visiškai pigmentą sudėtyje. Apsaugos nuo ultravioleto nėra. Taip. Tai kas ir saugo nuo to greito išpilkėjimo ir panašiai. Bespalvę alyvą tu turėsi tikrai natūralų vaizdą, bet kad jį turėt, per metus turėsi 2 kartus kaip minimum alyvuoti, bet jeigu turi su pigmentu, tai greičiausiai užteks tik 1 kartą. Jo, nes būna net tokių atvejų, kad tikrai ne kasmet net nereikia alyvuoti, bet čia, sakau, labai priklauso daug nuo aplinkos, kur ta terasa yra, pastogų, nepastogų, čia labai daug faktorių lemia tą alyvos tarnavimo laikotarpį. Mes šitą terasas, kaip pardėm, ten buvo balkonų, atvirų vietų, dar kažkas, tai kai kuriuose vietose, ten kur užkampiai, lietus, saulė neužeina, tai toks jausmas, kad lentas kaip padėjo, po 10 metų aš pasėmiau, nieko nepasikeitė. Atspalviai. Taip. Dabar, kaip sakau, šiuo atveju pas mus gimė ta spalva, mes turėjom bespalvį, pabandėm dar porą. Taip. Masarandubos atspalvių ir tada klientui nusintėm ir jisai išsirinko. Taip, nes čia realiai toksai, realiai ir būna pas mus toks procesas, jeigu žmogus negali išsirinkti kažkokio atspalvį, jisai neša mum lentą, mes jam darom kažkiek atspalvių, kad jisai galėtų nusivežti namo, kaip aš sakau, pamedituoti su ta lenta ir su tom spalvom ir tada jau galutinai išsirinkti. Aišku, čia nedidelis tas procentas tų klientų, bet būna tokiu atveju tikrai. Bet čia, kadangi išskirtinis tas projektas ir reikia jau, kad būtų viskas gražiai. Bet įdomiausia, kad pasirinko alyvą, kuri vadinasi masaranduba, o medis taip pat yra masaranduba. Tai gamintojas Šitoj vietoj tie pavadinimai pas mus yra realiai atitaikyti tai medienai, kad būtų labai panašus tas atspalvis į tą pusę. Tai jo, nes yra tas pats bespalvis, pas mus vadinasi tiko atspalvis. Tiko tai yra 80% terasų, visi nori tiko atspalvį dažyti, tai ko gero natūralų dėl to ir pavadina tiko. Taip. Tai graži terasa, aš visą laiką žmonėm rekomenduoju kažką su pigmentu, bent minimaliai, jeigu žmogus nenori, tai tada aš perspėju, kad reikės tikrai dirbti. Maksimai, dar norėjau paklausti tokį klausimą, aišku, čia jau lendam į visišką fengšų, medžio drėgnumas, jo įtaka alyvavimui. Jo, yra įtakos tikrai nemažai, tai rekomenduojama ta drėgmė yra 18%, bet ne visi gali pasimatuoti, kaip sakant, tą drėgnumą, jeigu tai yra paprastas vartotojas, ne profesionalas tenai terasų montuotojas ar alyvuotojas, tai jis tikrai neturės ten to drėgmės matuoklio. Tai jo, negalima alyvuoti šlapių lentų, jos turi būti tikrai sausos. Negali ten balas ant jų stovėti. Paprastam vartotojui, kokia turi būti temperatūra ir kiek laiko lentos prabuvęs tokia temperatūra, kad aš galėčiau jas alyvuoti ir alyva tikrai padarytų savo darbą. Nes įsivaizduoju, jeigu šlapios, visiškai impregnuotas lentas, kai atsivežiu, jos visiškai šlapios nutepsiu, tai aš ir alyvos mažai jinai sugersiu ir ten nepadarys savo darbą. Bus nemažai bėdų, tai pagrindiniai klausimai visą laiką būna, kada aš galiu alyvuoti ir kiek temperatūros laukia. Tai mano rekomendacija, vidutinė paros temperatūra turėtų būti minimum 10 laipsnių. Tai čia yra tokia bendra rekomendacija, nes alyvai tada geresnis tas džiūvimas yra ir jinai geriau susigeria prie tokios temperatūros. Aišku, negalima alyvuoti dar ant tiesioginių saulės spindulių. Čia yra čia toks vienas svarbiausių, nes kenkia tam įgeriamumui. Ir pas mus visur yra akcentuojama, kad būtinai 48 valandas po plovimo tik tai galima alyvuoti. Mažai kas akcentuoja, tai yra lentos skersgalis. Tai yra tos ląstelės, tos poros, kurios atviros ir kur pagrindė vyksta drėgmės įgerimas, atidavimas, trūkimas prasideda nuo šitos dalies. Sakau, senas lentas pažiūrėjęs, būtent nuo čia skersgalių apdorojimas. Taip, tai kaip ir Laurinas dabar paruošia, šiek tiek apšlifuoja tas senas vietas ir mes rekomenduojam, nesvarbu, ar tai nauja, ar tai sena kažkokia terasa, tai užalyvuoti, užsandarinti tas pjovimo vietas. Nes medis nesvarbu, jisai nupjautas prieš 10 metų, prieš 20 metų, per šitas vietas labai geria drėgmę ir nuo to prasideda labai didelės problemos. Raitimaisi,
skilinėjimai ir taip toliau. Tai iš principo, šiuo metu aš matau vašką tepamą, ne? Taip, šituo atveju, kadangi jau darom feng shui, iš visų 4 pusių plaunam ir alyvuojam, tai šituo atveju mes tepam vašką, kuris yra specialiai sukurtas tiem skersgaliam užsandarinti. Maksimai, osmo alyva yra 2 sluoksnių alyva, taip? Ją reikia... Taip. Būtinai reikia 2 sluoksniais, tiek lauke, tiek viduj. Mes nesam 1 sluoksnio alyva, tai šituo atveju čia lentas buvo prieš tai nualyvuotas 1 sluoksniu ir šitai lentai reikės dar 1 sluoksnio alyvos. Čia yra tik ką šviežiai nualyvuotas, tai jos dar pradžius reikės dar 1 sluoksnio. Tai tarpas tarp alyvavimų turėtų būti minimum tarp 80 valandų. Aišku, tas gali būti ten savaitę, 2, kaip žmogus ten pataiko su orais, bet minimum tai turi būti tarp 80 valandų. Jo, nes aš matau, kad irgi sena lenta yra vietų, kur alyva nėra įsigėrus. Tiksliau, įsigėrus labiau, o kitur, kaip ir. Tai po 1 sluoksnio ir būna tokie, išryškėja, kur galbūt daugiau medis sugėrė, kažkur mažiau. Aukštesnė mediena, tai vis tiek rievis. Tai tas alyvos kiekis ant paviršiaus turi įtakos tam bendram tarnavimo laikotarpiui. Jeigu 1 sluoksnį, galima užtepti 1 sluoksnį, bet tas tarnavimo laikotarpis bus trumpesnis. Ir netolygiai išsigeria. Taip. Tai Jo, aš netgi girdėjau 1 sluoksnio alyvą, kas profesionaliai užsiima, sako, kad jinai tikrai gerai dirbtų, turėtum 1 sluoksnį nutepti, duodi, kaip sakai, savaitę, 2 pagyvent, 2 sluoksnį ir su įtrinimu. Bet Lietuvoje tokie orai, kad čia jau prabanga gaudyti ir šlifuoti, kad turėtum tą visišką feng shui. Taip, čia sudėtinga Lietuvoje su orais. Supratau, tai ką, mes lentas turim renovuotas, tai dabar belieka jas nusivežti ir padaryti naują terasą. Tikrai taip. Ir matysim. Ir jau dabar jaučiu, kad čia bus tikrai unikali terasa, nes, kaip sakau, ir atrodys unikaliai gražiai. Ir antras dalykas, laiko dvasia turės. Sakau, būna namuose senų plytų nueini ir jauti, kad namas su tavim bendrauja. Tai čia mes turėsim tą dalyką. Tai ką, gerai, ačiū labai Maksimai.